Martynui 16. Nuo paauglio veido nedingsta šypsena. Nors susitikome mes ligoninėje pastaruosius 3 metus tapusią Martynui lyg antraisiais namais. Vaikinui diagnozuota cistinė fibrozė, nepagydoma liga išsiduodanti 2 organizmo sistemų – kvėpavimo ir virškinimo simptomais. Milžiniškos vaistų dozės, nuolatinė medikų priežiūra, sveikatos būklės pablogėjimai. 16-mečiui tai jau įprasta. Nesibaigantis kosuliai, skrepliavimas, bronchitai, plaučių uždegimai, kartais diagnozuojama bronchų astma. Iš virškinimo sistemos pusės tai būna problemos dažniausiai susijusios su kasos funkcijos nepakankamumu ir su pablogėjusiu maisto įsisavinimu. Visada kombinacija tokia, kada yra plautinės problemos, kosintis vaikas ir žarnyno problema. Šita kombinacija dažnai užveda ant kelio gydytoją, galvojant apie cistinę fibrozę. Sergančiojo cistinė fibroze organizmo skysčiuose kaupiasi tirštos gleivės. Dėl jų dauginasi bakterijos. Negydant, jos tampa grėsmingesnės. Jos stabdomos tik agresyviu ir labai brangiu kompleksiniu gydymu. Cistinė fibrozė paveldima abiems sveikiems tėvams turinčios ligos geną. Pagal statistiką, 1 iš 4 tokių tėvų vaikų gimtų sveikas. 1 sergantis ir 2 geno nešiotojai. Lukas, jauniausias iš 5 šeimoje ir 1 iš dvynukų. 2 brolis visiškai sveikas. O štai Lukui teko nelengva dalia nuo kūdikystės gyventi gerokai kitaip. Mes susirgome meningitu 4 mėnesių ir tada diagnozavo, trūko dešinis plautis. Ir santariškėse tada nustatė, kad cistinė fibrozė. Dabar paskutinius 3 metus labiau serga. Tai operavo ir dešinį plautį gruodžio mėnesį, dalį dešinio plaučių. Cistinės fibrozės diagnozė reiškia visą gyvenimą truksančią draugystę su gydytojais. Net jei sveikatos būklė ir negrėsminga, būtina pas medikus lankytis kas 3 mėnesius. Liga neišgydoma, tik stabdoma ir lengvinami jos simptomai. Tai yra liga visam gyvenimui, taip. Ir labai priklauso, aišku, nuo mutacijos ir nuo tos formos. Bet dėja, išeidis nėra dar labai džiuginančios Lietuvoje. Nors paskutiniai kokie 5-6 metai pasiekta yra labai daug. Lietuvoje šiandien dienai išgyvenamumo vidurkis yra 18 metų. Europoje yra jau virš 40 metų. Danijoje apskritai sulaukia yra pensijinio amžiaus. Šiaip šios ligos gydymas yra agresyvus. Vaikai gauna medikamentų daug stiprių ir dėl to reikia sekti ir kitų organų funkciją, ir kepenų funkciją, ir inkstų funkciją, kadangi, kaip sakoma, gydoma viena liga, bet galim pakenkti ir kitiems organams. Nepamirškite, vaikai sulaukia paauglystės, jie nori būti tokie patys panašus į kitus, dėja jie negali kartais ir mokyklos lankyti, jie negali pilnaverčiais jaustis, jie yra kitokie, jie tą jaučia. Sergančių tėvai prabyla ir dar apie vieną problemą. 14 metų paaukoja vaiko priežiūrai, atžalai suaugus, pasijaučia, jų žodžiais tariant, tarsi visuomenės užribyje. Dabar jau studentė Gabrielė, užauginus jos mama Dalia, šiandien dirba už minimalią algą, mat po 14 metų pertraukos geriau mokamą darbą susirasti nebuvo įmanoma. Labai sunku būti su visais prilyginamai, tie, kurie tiesiog nedirba, ir mes atsidavę tiem vaikam esam, kaip čia pasakyti, neužsidirbsim pensijos, jau viskas. Praktiškai visos mamos negali dirbti, nes daugumai jų reikia priežiūros. Iki 18 metų mamos nebedirba. Visą save turi atiduoti tam vaikui, o šita liga labai reikalauja daug tikrai pastangų, būtent iš pačių tėvelių, iš pačių ligonių, kaip jie tą dieną nugyvens, ar jie teisingai suvartos savo vaistukus, ar jie teisingai darys mankštas, ar teisingai inhaliuosis. Ilgą laiką Lietuvoje sergančiųjų cistinė fibrozė suaugusiųjų tiesiog nebuvo. Tokie vaikai paprasčiausiai neužaugdavo. Šiandien jau ne vienas perkopė 18 metų ribą ir gydymą tęsia suaugusiųjų medikų prižiūrimi. Džiugi žinia. Balandį teisiškai patvirtintas sergančiųjų cistinė fibrozė suaugusiųjų centro įkūrimas Kaune. Tačiau sulaukus 18 sergančiųjų, tėvus užgula dar viena našta. Tenka patiems pirkti daugybę suaugusiam būtinų, tačiau valstybės nekompensuojamų vaistų. Mūsų, pavyzdžiui, dukra serga sunkia forma, mums reikalingi maždaug 90 kursų antibiotikų į metus. Jeigu per visą laiką, kai tau 20 metų gulėt ligoninėje, tą laiką, tai išeitų turbūt kokie 200 dienų, kai mes vartojam antibiotikus į metus. Tai aišku,
kai yra alternatyva gerti ir kai pasaulyje tikrai yra labai gerų antibiotikų. Bet mums neprieinama visą, tai mes turim viską pirkti, perkam aišku pigiausius, prastesnius. Dėl to nukenčia kepenys, nukenčia inkstai, nukenčia kaulai, mums trūksta svorio. Yra kalbama, prašoma, kreipiamasi į valdininkus, bet kaip ir susitarimas abipusis yra, bet deja, labai gaila, vėl pasirodė naujas sąrašas ir ambulatoriškai namuose gydytis mes antibiotikų nebeturime. Mes juos turime pirkti už savo pinigus, kadangi yra vos 3 antibiotikai ir jie yra tik tai intraveniniai ir juos galima gauti tik tai stacionare. Už ką gyventi apie antibiotikų pirkimą, kur reikia susimokėti mažiausiai nuo minimum 200 litų iki virš 1000. Ne tik antibiotikai, kaip kitiems oras ir vanduo, tokiems ligoniams būtini ir vitaminai, fermentai, preparatai kraujui stiprinti, maisto papildai ir sąrašą dar būtų galima ilgai tęsti. Nekompensuoja valstybė nei absoliučiai. Jeigu vaistiniai perkantis, tai ką, buteliukas virš 7 litų, nes be tų papildų neauga svoris, jisai tik tai pavalgo, galima sakyti, ir tuštinas. Mes, kai naudojam jau taupom, tai naudojam kas rytą po pusę buteliuko, šiaip mes nestaupom, kitaip neišgalim. Svajoju, kad galėčiau pasveikti šitą ligą. Tai čia su draugais į lauką žaisti. Žaisčiau lauke. Draugais, galiu veikti. Su dviračiu važinėčiau. Praėjusią savaitę Lietuvoje įvyko tarptautinė konferencija Baltijos šalių ir Lenkijos cistinės fibrozės gydymo aktualijos šiandien. Tarp kitų svečių joje pranešimą atskaitė ir teisininkė Ulrike Pepops, 35 belgė, kuriai cistinė fibrozė diagnozuota tik gimusiai. Man pasisekė, sako moteris, kad ligos gydymas pradėtas anksti. Sirgdama šią ligą turi kasdien atlikti nemažai terapijos. Tai kasdien man trunka 2-3 valandas. Fizioterapija, vaistų gėrimas, kvėpavimas, sportas. Tačiau net ir kruopščiai prižiūrinčiai savo sveikatą Ulrikiai, be intraveninių antibiotikų ilgiausiai pavyko išbūti 5 metus. Dėl ligos ir būtinos kasdien ilgai trunkančios terapijos teisininkai teko atsisakyti mėgto advokatės darbo teisme. Daugiau nei 10 valandų kasdien trunkantis darbas buvo nesuderinamas su sveikatos priežiūra. Sergančiųjų cistinė fibroze draugijų atstovai ir medikai pabrėžia, sergančią ligą stebuklingų vaistų nėra. Čia būtinas glaudus bendradarbiavimas ir pastangos tarp medikų, politikų, tėvų ir pačių ligonių. Klinikoje tai yra gydytojai, seselės, psichologai, dietologai, fizioterapeutai. Bet šiame tinkle taip pat yra šeima, nes neužtenka to, kad gydytojas pasakys, ką daryti. Ligos dar negalima nugalėti, ji neišgydoma. Tačiau galima gyventi kiek įmanoma normalų gyvenimą. Tačiau tai sunkus visos žmonių grupės darbas, kad vaikas užaugtų, o vėliau suaugęs gyventų. Ulrike. Šiandien jie atstovauja ir gina sergančiųjų cistine fibroze medicininės ir socialinės teisės Belgijoje ir prireikus visoje Europoje. Problemų, sako, vis dar daug. Europa nelygi Europai, čia daug regionų, tačiau apskritai visos problemos kyla dėl priežiūros, prieinamumo ir finansinio gebėjimo ją gauti. Taip pat problema yra mokymas, švietimas. Reikia surasti tinkamus žmonės tinkamose vietose, gydytojus, terapeutus, psichologus. Jiems galima užmokėti, bet jeigu jų tiesiog nėra, tai ir priežiūros nėra. Pradėjau dirbti su lietuviais prieš keliarius metus. Situacija tuomet tikrai skiriasi. Nebuvo vaistų, vos keli gydytojai, kurie, kad ir žinojo apie cistinę fibrozę, neturėjo galimybių jos gydyti, nupirkti vaistų, atlikti terapijos. O šiandien aš susitinku su medikais, kurie tikrai žino, kas yra cistinė fibrozė. Susitinku su labai aktyviais tėvais, kurie galvoja, kaip pagerinti savo vaikų gyvenimą. Įsivaizduokite, kaip sunku tėvams turėti sergantį vaiką, žinoti, kad vaistai yra, tačiau jų negauti. Kartais čia girdžiu tokius dalykus.
Žinai, kokius antibiotikus reikia duoti. Tų antibiotikų yra jūsų šalyje. Jie kompensuojami. Tačiau dėl administracinės tvarkos jums jų reikia laukti 2 mėnesius. Per tą laiką vaiko būklė gali labai pablogėti, taigi tai vaiko gyvybės klausimas. To neturėtų būti. Kaip teigiama pavyzdį pašnekovė pateikė Belgija. Sveikatos priežiūros sistema ten veikia taip, jog sergančiųjų cistinė fibrozė mirštančių kūdikių nėra. Vaikai auga ir užauga, mokosi universitetuose, dirba, kuria šeimas, gimdo savo vaikus. Bet nepaisant visų pastangų ir medicinos pažangos, cistinė fibrozė išlieka nepagydoma liga. Tačiau šiandien su ja susidūrusiųjų tikslas turi būti jau ne išgyvenimas, o gyvenimas.